Tradicinėje lietuvių kultūroje plačiai paplitęs tikėjimas, kad gyvūnai mato arba jaučia anapusinės būtybės, ypatingai mirtį ir gali apie jas perspėti žmogų. Pavyzdžiui, apie netoliese vaikštančią mirtį praneša gaidžio balsu pragydusi višta, koks nors kitas į langą besibeldžiantis paukštelis arba nei iš jo, nei iš to besibaidantis arklys. Bet visų geriausiai iš visų gyvūnų anapusinės būtybės jaučias šuo. Ypatingai keturakis šuo. Keturakiu šunimi vadinamas toks šuo, kuris virš akių turi šviesesnės dėmeles. Jisai, nujausdamas, kad netoliese vaikšto kažkokia nelabai gera anapusinė būtybė, pradeda suktis, pradeda staugti žiūrėdamas į žemę. Tačiau šuo galės ne tik duoti ženklą, kad netoliese kažkas yra, bet jis galės ir piktasias dvasias nubaidyti. Taigi mitinėje pasaulėžiūroje šuo yra tarpininkas tarp šiapusinio ir anapusinio pasaulio ir netgi žmogaus sargas, galintis jį nuo anapus esančių pavojų apsaugoti.